tipo to. Dabar sustojam į pavėsiuką, pėsim biškį ir apžiūrėsim tuos visus, nu, reikalus. Ну и... Пойдешь налево, пизди получишь. Пойдешь направо, с горки скатишься. Пойдешь прямо, хуй догонишь. Man šitą palaikyk, tik tai tavo. Pauliau, linksma? Ne, ten driežas duris jau su bulgarkė kabina. Tomai, gal netyčia girdėdavo? Tomai. Mes tai puikiai girdim iš Voksūnų, iš Kobrų, tik tai sunkokai. Tomai, tai fantastika. Ką darote pataniokai? Nu kaip jūsų pirminiai įspūdžiai? Kaip, dryžius ką sako? Ne, galvo bus kvailiau. Tai dar... Bet žemyn leistis, va, pizdajas. Ne, žemyn leistis lengviau man, bent jau man lengviau. Slidu biškiuką.
Puliuk, aš paprasčiausiai, žinai, aš ilsiuosi, aš kaifuoju nuo to, kad aš čia esu. Su mocu, be mocu man pochu. Man hebra yra mano čia. Yra viskas, tu daug, ta prasme, tu daug daugiau važinėt nori, taip toliau, tai žinai, aš suprantu, kad aš tai savo gongės atsidrožęs, blet, man to važinėjimo, žinok, 6 kisėlių. Kalnus praeitais metais mačiau, nieko čia nori, nieko čia, ta prasme, kažkaip paimsi kokį, ne, linksma. Good one. Tik tai su Elu važiuoji? Elu? Su Elu geriau važiuok čia, jo. O, gerai. Nu, Tomukai! Nu kaip? Ten Pauliau atsargiai, gali būt gilu. Kartatik naujoką prisižiūrėkit, gerai vyriausiai. Važiuok. Blet, neina iš link. Noriu biškį prilaikyk, kad tik čia, iš ten jėgos nėra. Aš laikau tik čia. Per mažai eik. Viskas normaliai, normaliai, hebra. Tik atgal manęs nepaleisi. Žinau, šiandien aš nepadaryti. Ne, gerai, gerai, gerai. One down, one down.
Bet dar per raciją pasakiau atsargiai nusileiskit, karočią. Ką? Važiuojam, ko čia stovim? Praeisim, prabjoms. Važiuok. Varyk, drąsiai. Drąsiai, paks. Sugazuoj. Važiuok, drąsiai. Va, dar, gazuok. O. Все, dabar biškį atgal. Išsitiesink ir į priekį. Važiuok toliau autostradą. Minki skaičiui, kad... Давай, Читя, Немиров. Горит. Manau, uždėsiu. Еще нормально. Давай, андершоу. Хорош! Ай. Ką vat šono maistas? Давай, Львидой, pažiūrėk, kad tik vyrai. Pirklys, karočią, sušalų su obliu valų. Košė. Gal tau patiks. Nu, žiūrim taip. O. Nagi, remontai baigti? Viską ne košė. Ne visai. O kas liko? Žutis nesiskaito. Nu, matas, normalus, galbūt. Bet kas čia yra? Košė. Rūzų košė. Ai, kurų? Nu, a ką tu galvoji? Su varškiu? Nu. Nu, Nu, хуй знает. normaliai. Daugiau nieko nėra. Daugiau nerasi nieko. Nerasi? Ne. Turėsi, kiekvienas šaukštas yra užgeriamas didelių kiekių. Alaus. Egis va dar nuėjo paražyti spirgų. Ne kažką. Man tai imstai iš kristų. Tai kad tu net neparagavai, davai, paragauk. Nu, tu pasižiūrėk čia. Davai, plaukia, viskas nesvarbu. gerai. Tai paimk ir paragauk nors vieną. Rodėsi nepagarbą virtuviai dabar. Aš žinau, bet aš tikrai savęs neprivartosiu riebalų negersiu. Taigi negertų tų riebatų. Tu gali nuo viršaus, o paimti ir gabaliuką paragauk. Sakys nedrįstu, bet svajoju, kad noriu tavęs, nors liūdnai vienai klausiu. Po metų.
Kiek čia važiuoti iki Kalonėnų? Iki degalinės. Po 16 litrų tai jau nėra. Nežinau, man tada 2-3 padalus rodė kažkurį momentą. Žinai, kaip aplikėjau, biškį mažiau pusė. Blet, 2 kartus ant to pačio. Margarita, Margarita, ant kodėl kiekvieną rytą saulės gaisro sutirpdyta išnyksti tu, Margarita, 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 ant kodėl kiekvieną rytą saulės gaisro sutirpdyta išnyksti tu, Margarita. Va, vaizdas pro langą. Porą minučių. Po kairę keliukas žemyn. Vietinis jaunimas. Keliukas po kairę žemyn. Vietinis jaunimas čilina. Ir kairiau žemyn. Vietiniai vandamai drebina Ukrainos kalnus. Čia pasislėpė jaunimas taip tyliai prie laužiuko, viskas buteliukas. Ir ką mes turim? Ką mes turim? Vandalus, turim vandalus. Vietiniai chuliganai važiuoja beveik ant galvos. Jokių taisyklių nesilaiko. Nu kaip, Mindugėlė? Apikienai. Vieną kalną paėmė mes, kitas kalnas paėmė mus. Pastatyk prie palacijos, reikia pripuščių. Toliau, toliau. Toliau tuoja, Tomai. Viskas buvo gerai. Kaip skaisti? Reikės iškivotą remontuoti. Ką remontuot? Ne, nieko, padangą tapust reikia. Čia kurie? Mindė, ten įėjimas į palatkę. Egidijus. Kaip Egidijaus įspūdžiai? Jūs mūsų laukėt? Meluot ar tiesą sakyt? Ne, galvojom, kad vėliau būsit. Da, tai vakarienės dar nėra. Ne. Mes ką tik tai medį nuleidom, bet ten va. Tai mes važiuojam dar ratuką tada apsuksim. Ai, nu davai. Vietiniai už vairo, atvažiavo vandalai, aišku, su alkoholiu rankose. Vietinės gamybos. Vietinės Pilsto į mūsų butelius. Vietinės gamybos, čia kažkoks oktaninis skaičius, 3,9. 3,9. Nu, kaip ant skonio. Labai artimas skonis. 3,9. Supratau. Paskutinis neranda vietos. Kaip įspūdžiai? O, bliamačiai. Visau dabar, čia nekingiausia. Ai, tu sau.
Ką mes čia turim? O, kudrėtas. Ir va, teisingai, va. Nu jo, ble. Nu ką, po dobovės 2015 našli? Nu jau čia jau. Nu, ble. Rezervuotis gal reikia dabar? Žiūrėk, Tomas ieško patalpų, tai nuomai. Einu šitą seną, kur ten stovi. Neinu? Senas ir geras. Aha. Mes einame, čia sakė viešbutis yra po dešinėje pusėje, kambariai, sakė liuksai, 3 aukštų pastatas. Vienintelis šitam apylinkiai 5 žvaigždučių. Jo. Su kiekvienam numerį su kurinė vonė. Ir su vaizdu į kalnus. Va, žiūrėk, va, jau vaizdą matau. Va. Oi, tu savo, žiūrėk, balkonai kokie. Aš jau tikėjausi, kad bus nukasų. Bet žiūrėk, Čia mūsų lūkesčius. į vien laiptai, žiūrėk, kokie specialiai užlipimas į kiekvieną aukštą. Atskiras. Stovėjimo aikštelė, žiūrėk, asfaltuota. O iš vis šitas apylinkės retai yra. Čia durų atidarimas su kortele turbūt. Čia paprastai neįeisi. Įdomu, administratorius čia. O čia virtuvė. Čia tokia turbūt ukrainietiška. Ukrainietiška. Dušas. Praustuvė. Va čia va. Su inkliuzais. Dušas. Čia šefo pagrindinės grilinimo priemonės. Bet žiūrėk, koks mažiukas, aplamai, žiūrėk, kokie mažiukai kambariukai. Bet čia tik tai vienviečiai numeriai. Alvydai, duok savo kortelę, mano neveikia. Kas tokia? Čia matai dangstytam? Ne, čia yra... Kodėl čia tokie siauri, čia tokie maži kambariai? Vienviečiai arba dviviečiai, tai viskas. Geras. Bet čia vat, su vaizdu svarbiausia, žinai. Tuoj atidarysiu langą, palauk. Automatinis. O čia langai 3 paketų selektyviniai? Jo. Va čia važiuok vieną. O, jėgas. Kas čia laikys mus? Nu, iš balkono vaizdas tai labai gražus. Ant stogo galėtų būti dar užlipimas. Ai, bet čia žiūrėk, apeisim aplinkai, va, kiekvieną pusę. Tiksliai, aišku, savo, žiūrėk, kiekvienas numeris turi savo privatų balkoną. Nu. Su vaizdu į kalnus. Vaizdas tai aфиgenas. Bet įdomu, čia tipo, vat, nebuvo biznio jokio. Kad taip išleisi, nes... Šitas panašu, kad gyvavo. Nes vieta tai čia aфиgena. Prie rusų galėjo būti, kaip čia viskas yra, kaip sakė, rusai išėjo, viskas sustojo. Kariuomenėsgi neišleido, gi rusai toliau tarnauja. Nes čia tai ką, reiškia, susėdi savo, kaifuoji, kažkoks kaimelis susėdi. Nu. Bet čia tokių kalnų, vat, pasivaikščiojimų, kad nelabai jiems... Nu, čia tik vaizdas, vat, atsisės, vat, sakant, to atkalnų oro pakvepuoti. Tiesiog kur čia, kažkur tai visą žydyje važiuoja, tam, kad pakvepuoti. Ten tie visi asmenininkai, džiovininkai važiuoja, tik tai tenais ir būna. Nu, jie ten paeina kilometrą, du, žinai. O, žiūrėk, jau užsiminėjat kambarius? Ne, vaizdelis labai geras. geras. Tai ten balkonas eina kitoje pusėje. Nakvoti, ne? Ant stogo palatkę susidedam. O, žiūrėk, tavo kortelė veikia. Mano kortelė veikia. Čia tavo
Ну, давай, лабанок. Aha, kažkoks bokštelis. Nu va, ten dar vienas namukas, dar vienas. Šiandien labai didelis vėjas. Teko atsisveikinti trumpam su 2 draugais, nes mūsų amortizatorius Pauliui. Jie leidžiasi dabar šlaito. Mes turėsime važiuoti toliau. Debesuota. Gali važiuoti. Что такое? А? Važiuok į balą. Tai važiuoji į balą. Egi! Važiuok į balą, Egi. Egi! Egi! Važiuok į balą. Važiuok, aš čia važiavau. Fotosesija vyks. Gidijus pozuoja. Čia jau Egis jau duoda. Tomas SMS skaito, kuriuos gavo pakeliui čia. Jo. Vat iš vieno žmogaus nesulaužiu. Na, duokit tam žmogui pailsėti. Mūsų draugai nuvažiavo, prieš tai Skaistis juos biškį nuskriaudė. Vyrai po vakarienės tvarkosi puodus. Va, Egis dirba, už maistą atidirbinėja. O kasgi čia toksai? O, Tomai, ką tu ten darai, pakomentuok. Suradau skruzdžių ir spaudžiu skruzdžių spiritą. Ir su juo ką darai? Bandau rūkyt. Ai, spiritą rūkyt. Įdomu. Tai ištrink. Tomas gėrėsi vaizdais. O jie tikrai neblogi. Dar suradau alaus vietinę. Alaus. Čia buvo palikta, taip? Supratau. Bet tu turėsi palikti irgi kažko, tai negali išsivežti. Krūvą paliksiu. Nu, Tomai, būk mandagus. Va, judėsim tą kryptimį į tos kalnus. Parodomasis nusileidimas. Tomas alų pabaigė, dėl to atsilieka.
Piemenys juos stebi. Regis lyderiauja. Skaistis antrą vietą užima kol kas. Mandravoja. Skaistis L greičiausiai įsijungia. Gerai, važiuoju ir aš. Pasakyk, Pauliau, kad jis iš jo dabar važiuoja. Čia vat susipažinkite yra mūsų pagrindinis dreifistas, kuriam driežas, blėt, jau vis raky yra išsidrožęs. Oi, kas kalba? Alvydas greičiau, Alvydas lėčiau? O kas čia nuvažiavo? Bėgimai jau. O tai kas policija? Ne, tai Čia jūs kontrabandą vežat? Pasakyt, ką jūs vežat? Ne, tik ne į kamerą. Va, Paulius eilinis tik stovi prie Passato, jisai kitaip negali. Putplasčia chebrų užsipirko. Ir aš reikia va tokius. Prašo, kad ten išgytų. Prašo, kad ten Va, kaimas, į kurį mes trauksime. O ten tie upeliai, aš taip galvoju, bus patame prie to kalno kažkur tai. Kažkur. Tai tipo vienas jau nusirašė visiškai. Kelinta diena? Diena vėl nežinau kokia. Numeracijos nėra. Čia pas mergų ruošias važiuot kažkas?
Mindaugai. Kelinta diena. O, sunku net pasakyti. Bet nieks nežino, kelinta diena. Einam kitus pakalbint. Varžybų dalyvių. Tomai, gal tu žinai kelinta diena šiandien? Aš pavalyk kamerą. Na gerai, kelinta diena šiandien? Šiandien yra trečiadienis. Purvo vienintelis šiandien. Taip, gal šiek Tomai. Skaistis lūžo? Ne, lūžo subirėjo. Beveik. Ką čia darot? Dirbu. Ukrainoje vieni žmonės mėlynės renka, kas biškai supranta technikai, gali uždirbti kryvinų. Tai motociklų. Mažesnis 10. O kokios čia problemos su motu? Kokios čia problemos su motu? Kaladėlių sudilimo problema. Ir stabdžių patikrinimas. Stabdžių patikra. O kas čia sutiko su guma? Jau pakeista. Pakeista. Gerai, kad šerpai dirba tik už riešutus ir Bet už... šerpai jie įpurškimų nesupranta, aš vienintelė bėda. Mini, palauk. Pastrigo Egidijus. Čia šiaip skardis. Kur mes stovim, čia yra skardis. Skaistis kažkaip labai ten sustrėlino, nežinau. Drąsus šiandien Skaistis. Kur mes čia susiruošėm? Važiuojam į naktinę žygį su nakvynė, tiksliau tariant. Žygį. Nežinia, kur miegosim. Bet miegmaišį turim, svarbiausia. Svarbiausia. Čia. Pradedam patikrinimą. 1, 2, 3. Oro mastai eina.
važiavom, čia matot, kaip gražu važiavom. O čia Dievulio stop ženklas. Kaip Alvydai tau šitas, peizažas? Visai nieko. Tai nieko. O kodėl tau kojas dreba? Man tai čia patinka, Alvydai, patinka. Čia irgi bebaimės preparitas, nesuva. Nu, tai persigalvoja berniukai. Šiaip žinai, Varėlių apsaugom ar ne? Palauk. Mes galim tuom ir negrįžti. Kodėl? O kas ten blogai? Ne, tai žiūrint, kiek trekas eina, ta prasme, nes trekas jisai biški, teoriškai mes ant kalno turėtume atsidurti anksčiau, nei kad mes nusukinėjom. Ten, kur buvo prieki tas kalnas, kur nusileidinėjom labai po biškį, tas, kur 5 metrai matosi prieki. Tai mes tada sukom į kairę pusę. Blet, kai mindė atrodo. Kiek zoomina. Aš nestringu, net šitą. Ei. Ta prasme, trekas eina truputį važiavo. O kur tas vanduo nuleidžiam? Tai čia nėra ką nuleidinėti, čia šiukšlė žiūrėt. Nu. Reikia tik šiukšlių užtvankų. A, jūs žinai, taip vamzdžiai eina po apačią turbūt. Ne, vagi per šitą va, per čia va, ar ne? A, ne. O dabar matai neteka visai. Ta prasme, o turbinos tai veikia. Tai matyti jisai iš apačios ima ir vamzdžiai svaro apačion. O jeigu jau per daug persipildo, tada čia bėga per viršų tada. Čia 500 metrų? Nu kaip. O ten tipo ochrana? Nu, Pauliau, pasakykit, ką mes čia veikiam. Benzino pilame. Čia naujo tipo kolonėlės Ukrainai. Alvydai, nevem. Pauliau, kur mes? Dangui! Išvedėm pasivaikščioti. Nu. Mes tai oro eismu, ne? Bet nesismekti, nes čia naitį patrys. Žinok, kiek mes ten Tai laikom? susmeks bus įdomu. Bet koks pavyzdžiui. Kaip dabar svarbus kiekvienas motociklo pločio centimetras? Gudručiai. Tai primena Latvijos, kaip per tą tiltą važiavom. Kur pravažiavom, tai sako, tavo tik tiek padangų. Jo. Gerai, kad nemačiau. Ir link Pauliaus, ir kad kaip jūs. Kodėl man atrodo, kad šiandien Tomas vakare gers?
Važiuok. Dirbk. Tavo, supranti, padangos daug plačiau, tu sparnų nepaliesi. Daugiau į tą pusę. Tai su šito negali švelniai, kaip su šito mūko pūku, tik drr. Į mane. Lemba pirmam, kuriam galą sulindo. Palauk, o jeigu mes jį čia užkelti, nereikėjo sudaryti? Galima. Čia, įversti jį. Ką reikia daryti? Į šitą pusę. O, gal mašinės vertinį. Palauk, reikia stumti priekį reikia. Ja tik nuo galo sustabdyti. Tomai, vat aš norėčiau dabar, vat pasakykite, ką jūs veikti šiandien vakare? Блядь, кибера ловс. Atsiprašau, be блядь. Тысячи извинений. Тысячи извинений. Šalto laus kibirą. Vodkės ant viršaus dar. Tada nemyro kokias 3. Ja, ir koma. Ir rytoj kaip agurkas. Ir eisim suminti į tualetą. Pas Alvydą vaistukų paprašys. Albutas ar prieš tai išplautų neturėtų? Ar po to? Nu, ką tu žvengi? Naujoko dalė, ble, teisi pas plaut. Ne, čia privilegija, tik tai plaut turėtų. Kiekvienam. Jeigu šitą naudą. Что такое? O tu skaitis prašoko? Mes šiuo metu esam debesyje. O, davai, Alvydai. Kas buvo? Tomai. Jėzus tu Marija, Tomukai. Pasakykit, tu šik papirį turėjai. Turiu to, o gal nuplauką? Žolės prisėdęs. Čia yra meteorologinė stotis. Praeitais metais buvom atvažiavę. Čia berniukas su sena rusiška knyga. Skaitė debesis, netgi knyga rašys, buvo parašyta Atlas Ablakov. Tai tipo, bet žiūrėkit, mes debesyjo. Žiūrėk. Pasiek, va šitą stoj. Ne, va čia. Tысячи извинений. Valgo. Aš žinok, net, Čia mūsų šef-povras. Genų dar net neėmų nafig. Čia daržovės yra. Pietauti? Bam, ne, aš grosiu muziką. Štai mes turime tokią būdelę. Čia yra bėgių prižiūrėta. Matote, iš palų visą padaryta. Stogas tvarkingai. Ir ekstra Tilan Top Secret. O tai ta.
Toliau, toliau, toliau. Pala, čia reikia pastrapuojant iš kitų. Padėkit biškį, kad nemestų iš to. Ne, negalima padėti šitam pilėti. Jau jį vargšelį taip būsės apipuolė. Nesiliečiam? Ne, nu va ten. Atsargiai. Nu, plauki plotas įsijung. Va. Jūs manęs paskui viršui palaukit. Kedro ruošia tau trasą. Va ten ant to kalno debesis ir lietus lyja. O čia debesis nuplaukęs ir lietus nelyja. Davai, Tomai. Tu tik tiek daug gazo neduok. Pas mane tiek nebus. Viršūnė stoj, vadinasi. Sasim, naujas prieš mėnesį. Ai, jo, prieš 10 dienų. Kas? Mačienas sako, kad Gražina Lady Gaga aplenkė radio centro topas. Jinai buvo trečia, o Lady Gaga buvo penkta. Tuo metu. O tai koks jos įvardis? Kokiu metu, gal prieš, tai žinau, 5-4 metus. Jūs prieš 4 metus Lady Gaga dar buvo. O tai ką, jinai dainininkė yra ar kas jinai? Ne, šiaip mėgėja. Šiaip mėgėja, radio centro Lady Gaga aplenkė. Išfiksuoti. Sukūrė vieną gerą dainą ir padainavo. O tai neturi to? Вот это купили, вот это, как его, Hyundai, вот это поезда купили. Это
и они там говорят, это не куда, а ху-ху-ху. Так они у нас 5 раз вставали. Ai, geras. Nu, žiūrėk, įlįskit gal, įlįskit. Piesik. Čia mūsų draugelis ten, ja. Čia višta kažkokia įdomi. Kas šiandien mums nutiko? Nusprendėm padaryti pertrauką. Čia motociklai kažkokie, tai čia neturėjo pabilti ir čia. Šiandien yra sekmadienis, kažkur apie... Šiandien sekmadienis? Jo, šiandien sekmadienis. Šiandien sekmadienis? Mes dar važiavom kažkur tai? Вакур! Православие это уже было потом, уже пришло. Больше здесь как греко-католики. А, греко-католики, да. Но есть здесь много. Здесь и Римо-католики, и греко-католики, и православные. Сейчас уже никто не хочет. Girdėjai, aš filmuoju. Не учитывалось даже социальное положение, потому что на равных правах воевал крестьянин и дворянин, духовный там наставник, ремесленник, городская беднота. Ну а на знаменах у Ракоці золотом было вышито 6 коротеньких латинских слов. Sum Deo pro patria et libertate. С Богом за Родину и свободу. Похоже, да. Один сказал. Я не мешаю вам? Нет, я спрашиваю. Но уже в 707 году Ракоці отвоевали большую половину Венгрии. Но воевать с такой огромной империей, маленькому государству, Венгрия и сейчас имеет только 10,5 миллионов населения. Это крохотное государство. Это было не так просто. И уже в 1707 году Ракоці вынужден был задействовать дипломатические формы. А кто ему в этом мог помочь? Маленькие княжества. Якщо помесите стане, то саме, що мене просто така на індивідуальна дегустація. Сюди, наверное, 4 чоловіка. Може тут стул можна тут ось конець поставити? Сколько вас? 8? 10. 10? С Виктором 9, водитель 10. А, водитель. Лапас герс, не? Щось із шови бочковина. Лопнула одна бочка. Žiūrėk, medaliai kokie, man jūs pasižiūrėkit. Antros vietos, pirmos. Персик, потом попробуйте. Мы потом это будем уезжать, купим-то. Это после каждого, это попробовать надо это. После вина каждого. Воды надо, да? Не, Gali papasakot, ką geriam. Šiuo metu geriame vyną Ice Wine, kurio butelis netolimuose rinkose, nuo čia kainuoja $200. $200, mes ką tik pragėrėm $200 šiaip bendrai sumokėjom. Eurų turi, nes reikia sumokėti. Net Alvydas išsigando išgirdęs šitas sumas. Jūs pažiūrėkite, kokie, taip sakant, kokia spalva, kokios juostos, kiek čia tiesiog formuoja dolerio ženklą, tos juostos bėgdamos žemyn. Gerai, nu ir dabar jau ragaujam. Šlapas ir geras. Вы пробуйте, а не это. Что такая вода? Это какая-то очень дорогая. Какая? Вайс вайн. О, это сладкое, вкусно.
такое масло. Да. Наслонистость, чуть-чуть обратно по стенкам бокала. Это по 50 евро. И колер. Кальвидас умеет. И обратите на колер. Вот чем старше вино, тем они темнее. Это уже как это самое... До 200 мят. Внук женился или нет? А? Внук женился или нет? Он 18 років має. Живет у Угорщині. Это уже как гран резерва можно назвать. Так що це саме дорожче вино, тому що дуже собівартість повишається із-за того, що треба його держати дуже довго на кущах. 13-е дали уже не чувствовал, насколько оно хорошее. Nu, paragauti. Čia yra skaistis paėmė kelionį, kad Ne, čia paima neišalktume. gaivos, Vynuoginių sulčių. O raudonai? salotinės užkandėlė, vynuoginė užkandėlė, palauk. Čia užsigert paėmė kažko dar. Vyšnių Vyšnių kompotas. kompotas, kažkodėl jisai baltas, a? Bet jisai visą šitą varą Čia be chemijos, be chemijos. Ir šitas Kriaušių. Sidras. Sidras kriaušių be chemijos, be chemijos. Ir be kriaušių. Taip, ir be kriaušių. Короче, пошло, поехало. Ilma aš tave myliu. Fignia po trūbom, ne, kaip suprantu. Mane šiandien nelauk. O sūnus ką pasakys apie Ilmą? Sūnus pasakys, Gražinos laukia. Gražina, Gražina, Gražina. Dienos suvestinė. Išbildėjus farą. Taip, čia. Ką ten darai? Nieko nedarysiu. Stabdžių nėra. Nėra mortika. Viskas, blėt, viskas. Nedar? Nėra. Nėra žibinto. Plasmasės beveik nėra. Čia plastikai įsižergia. Ir visą tai jūs gaunate nusipirkę naują Outlander 1000 modelį. Что? Дублес номер 2. Čia yra do it yourself. Dujiniai Canam Outlander 1000 2012 metų G2. Nu, gali būti ir ten mažiau kubatūro, amortizatorius, kaip pasigaminti. Taip, pradedam. Perkate, iš pradžių sugadinate originalų amortizatorių. Ar jis pats sugenda, nes... Kai pradeda čiekti tepalas, tai važiuojate ir duodat gazo belekiek, kad jis išlūžtų pats. Nafik. Ir jis greičiausiai išlūž labai prastoj vietoj, tai gali būti ant kalno viršūnės ir apibėgs stabdžių diskai tepalą. Ir tada nebestos. Nebestos. Tada jie atsuks... Tada susirandate gerą draugą. Arba jeigu geras, šiaip jis turėtų pats pasisiūlyti. Iš tikrųjų, nereikėtų kažko. Tada su juo leidžiatės nuo kalno, jis važiuoja priekį, jūs važiuojate iš galo. Šerpus sutinkam? Šerpai pasiūlo pasėdėti. Tai jūsų kelionė užtrunka ant viršūnės. Dar gerą valandėlę. Šerpai už maistą, aišku, ima paslaugą parvežti namo. Taip. Tai ką, mes ten prie reikalo, ne? Žodžiu, važiuojat į miestelį ir pirmiausia. Perkat amortizatorių dujinį. Nuo ko? Nuo itališkos kažkokios mašinos. Tada biški... Brangu, tai maždaug apie 100 litų. Tai. Nu, mūsų biudžetas buvo remontas 100 litų, kas sugebėjo, tas sugebėjo tilpti. Kažkas netilpo. Tilpo. Ne, nu biški daugiau, 120 išleido. Tai va, perkat tokį amortizatorių, supjaustot savo seną, suvirinat ant šito naujo. Pragrėžėt skylę. Ir paimat varžtu ir turit 2 viename. Nu jo, logiška su varžtu. Nereikės net virinti šiaip, grubiai. Tik reikia pataikyti skylę, kad nemaltų. O tai ką reiškia vakar gerai paragauti vynelio. Kiek gerą. Gerą, sakė, ten duoda į galvą iš karto, idėjos viskas. Palaisi, sukasi, ne, koronėlė? Sukasi, ne? Ne, turėtų sukasi. Tikrai? Nu tai šiaip ar taip stengsimės lydyti. Ne, tai juk man atrodo priešais yra, ne? Tiesiai. Ai, tai pasenai priešais buvo. Nu, laukite tęsinio, kai sudėsime į motociklą ir bandysime. Čia laimingoji nesik... Ну давайте. Новый барпешный этот
Амортизатор. Неправильно ты засунул. Стой. Вот это неправильно ты поставил. Правильно, все хорошо, тут это есть, должно быть так. Не должно быть так. Нет? Нет. Не, она... А не это, подожди, послушай меня. Ну. Не это должно держать тебя, это как, чтобы никуда не ходил. Нет. Ну так не засунем. Засунем. Потому этот не засунем тогда. Не, я просто спрашиваю, я не знаю. Nu ką čia vyrai darom? Kaip suprantu? Suzuki pardavimui ruošia. Suzuki deda Žigulio visokius Nereikia mušt kainos. Normalius siurblius. japoniškus siurblius deda. Tai. Va, parodyk dėžutė, yra čekis, čekio nėra, čia eurais kaina, jeigu ką. Laimingas tėtis vėl ant motociklo. Bet kietas priekis iškart man. Tas daug kietesnis negu šitas, nu. Фары может выпасть, не газу. Тормоза есть. Это уже... Visas darbų sąrašas, kurį vakar išvardino Tomas. Vardinkit iš naujo. Stabdžiai padaryta, galinė lempa padaryta, amortizatorius padarytas. 2 granatų gumos. Granatos guma 2 keistos. Nu ir... Nu, test drive'as dabar. Dabar išbandom mūsų darbų kokybę. Nu kas čia Tomai buvo, papasakok. Skait! Kas čia buvo? Patobulinimai japoniškų pirkliukų. Kaina iškart kyla grįžti. Pasakyk, ką jūs čia padarėt? Ieškojam per džiunglės, per kelmus pirkliuko. Ir netyčia vidury kaimo suradom tokį labai mandrą servisą, kuriame buvo pasirinkimas tarp kinietiško ir japoniško. Ir vis dėlto paėmėm japonišką. Veikia? Geriau ne. Nu dar neaišku dar. Nu dar... Gerai. Nu ir kaip? Kokie įspūdžiai? Mūsų patobulinimai yra geresni negu original, viskas amortikai. Svarbu, kad laikyti. Nu ta tik tai pusė labiau va tenai vaikšto. Nu šita vaikšto. Aš į kalną leistis, bet ant tos pusės leidžiu. Va, jis daugiau, stovi jisai. O posūkį? O posūkį, šiandien nelabai buvo. Pabandyk posūkį, kaip stovi. Arvidai, kiek ten tavo amortizatoriai? Mes jau sutarėm. Kokia galutinė kaina? Tu ne tos galutinės kainos klausimas, šitų amortizatorių kainos klausimas. Are you happy? Yes, I am. Good, go. Tik dulkių nekel kaime. Ne, aš grįžau. Darot dulkių. Diena buvo gera, bet nusprendėm nakvoti. Turim atšliegą. 3 žvaigždučių pavėsiniai, kurie yra visos reikalingos Minibaras, ką tik išsitraukiam lovą. O kur džekuzis? Džekuzis ten pas mus kažkur bėga, va. Džekuzis ten. Radom mūsų mėgstamą žvaigždynėlį. Čia kažkokie turbūt geri enduristai buvo, paliko. Mindaugas jau pradeda knapsėti. Skaistis. Ne, čia ne knapsėti. Čia yra lesti. Lesti. Ties to reportažą mes ir baigsime. Lesimo. Turistaujantiems keturatininkams, o bendrai visiems 700 metrų aukštį. Ne, čia kilometras 300. Va tai man nepatinka. Kas nepatinka? Va tai va. Jeigu navigacijos nemeluoja, o mūsų būsimi keliukai, gerbiami žiūrovai.
Arba važiuoja. Arba nevažiuoja. Šiaip reportažo pavadinimas. Kiek Outlander 1000 gali būti ant 2 ratų? Jau 4 kartas, ne? Pauliau? Jūsų komentarai. Gali būti tiek, kiek reikia. 100 priekį. Jie atsibijo. Uoj, bet vandens atsargos eina viskas. Nes ten, žinai, per daug prisuksi, labai kramtysis. Rodykite įrankį, kuriamis yra remontuojami. Granatų gumos Pakaitalas, sandarintojas. Restorintojas. Reikia patentuoti, blemą. Kaip mūsų amortizatorius, ne šitas, ne? Kai nauja. Tai aš galiu... Ne, vieną, man tai užteko vieną. Tokio ilgio? Nu, labai panašaus. Ko jums užteko vieną? Pasakykite, kas čia vyksta? Čia vyksta perekur, liaudiškai tariant. Ties to reportažą ir baigiame. Iki kitų kartų. Kas? Alvydas dėdasi spės aprangą. Legendinis motociklų nuleidimas. Taip. Greitas. FK specially for you. Greitasis keltuvas. Žiūrėk, dar gazuoja netgi. Aha. Nu ką? Pala. Ne, suplėšysi, girdė. Pala. Reikia, ką žinau. Sulaužysi plasmasę, Alvydai. Pala. Kas aš filmuoju. Люди как люди, а Альвидас у нас вот такой. Почему? Su vairą į mane. Vairas kiek gali, tiek į mane sukibišti. Susuk visą vairą, kad vairas būtų į tą pusę. Eina ratai, kai iškelsi virš, tada susuk. Jeigu tas ratas būna, pasakyti. Va, žiūrėk, reikia biškį toliau, va čia gali, tai. Nu tai gerai, tai važiuok. Susuk vis tiek. Dabar bandė klip. O, gerai, susuk tada kip. Taip, palauk, stop, nevaryk tu. Va, dabar taip pabiškį dabar reikia. O, galas ir plasta. Gerai, viskas. Stop. Hop. Dabar žiūrėk. Dabar tik tai sakykit, kur. Nesuprant, jau nusizulino šonai. Gerai, važiuok. Čia biškį. Gerai. Į čia vairą labiau. Į čia. Į čia sakau vairą. Negriauš. Va, kaip jie čia eina, va, šiek matau. Nu, turim pirmą feilą. Nemyrovo butelį šiandien. Kurgi čia nuvirto, blėt? Motas tai nuvirto. Ratai žiūri į skirtingas pusės.
Nesimato, kad čia Ne, tai skrysiu. Nu, dar pasitraukit nuotrauką, padarysiu vieną. Tai aukštis. Aukštis įrašyti, žinai. Na, Paulius remontuojasi, Hebra ilsisi, Tomas eina. Aš manau, jis irgi niekas. Sako, valia, kada čia jau kas nors jau. Tomai, gal iš tavęs irgi čia kaip feilą užskaityti, ką? Jeigu Mešką pamatysi, tai... Svarbu nebijok. Svarbu nebijok. Ratas svarbu nepaleis dabar buvo. Aš šiaip tai... Kaip nuimti, jeigu gal kam nuimti? Aš šiaip tai turiu montiruotę, jeigu ką, jeigu jinai padėtų, aš galėčiau, supranti, nepatingėti nueiti į savo mokslą. Nu ką, tai turbūt reikia bandyti va čia, va ją. Ir... Kaldo. Tie žiebtuvėliai nieko ir jis stovėjo naktį, reiškia visą naktį jūroje, nes plaukt neįmanoma buvo. Mes stovėjom, kiek ten mūsų metrų iki jūros nėra. Stalas. O, bля. A. Duokit vamzdelį. Vat ką daro rūkas, vat ištraukia ir dings. O čia aplink mus karvės duoda tiek pieno, kad visur balta, balta. Nu ką, praėjo 10 sekundžių, mes vėl studijoje. Ne, karvės įsilakstė. Vieną išpilstėme iš dalinų. Nu ką, pietinis karvių melžimas baigėsi. Dabar jau matom normalius vaizdus jau. Žiūrėk į kairę. O į kairę ateina didelis pieno kurys. O. Karvės kai kurios dar nepamelštos liko. Ir piktos. Tipo jau vėl čia pakuojamas? Alvydai, pakuokis. Čia geras. Tik matėm vaizdą, peizažą gražų su kalnais, o dabar štai, ką turim, pienas Karpatų karvučių. Vienas jau, vienas jau pasiruošęs evakuacijai, jau evakavosi. Čia meška, svarbiausia, nebijo. Nu. Įdomu, kas čia per medžiai tokie? Nes diametras tai afigienas. Arba skiliantė, ką pujama. Tomai, ką šiuo metu jūs veikiate? Radau vietinių
Šunažolė, A, gaidažolė. Čia šitą gerai duoda. Taip, aš ją prieš tai nuskyniau visą. Taip. Pradžiovinau. Taip. Dėjau į šitą. Taip. Kalaibai tada radau... Į šitą, taip. Į šitą, Gerai, jo. taip. Kalaibai radau tada šerį sulčių. Sulčių šerį. Tai čia vyšnių. Taip. Tada sudrėkinau šitą šunažolę. Taip. Tada namie biškį ant radiatorius ją padžiovijau. Taip. Nu ir žiūrim, ką turim. O popierius iš ko? Čia tas ukrainietiškas šik popierius? Ukrainietiškas šik pavyzdys. Čia tas, kur nesiplėšia. Vieno sluoksnio jisai. Jis vieno sluoksnio. Čia tas, kur kai valaisi, kad pirštų praduri. Ne tai, kad praduri ten... O jisai naujas ar naudotas? Aš apie popierių. Matai, ta vyšnė viską užgožė. Geras vyšnės kvapas. Jo, nu, ant skonio, kai laižai. Be skonio. Be skonio. Praktiškai atsakyk į klausimą, žinai, kokios spalvos yra vėjas. Aha, vėjas. Vėjas yra ne vyšnios. Ryškiai ne vyšnios. Taip. Čia faktiškai. Ta padariau Taip, ir dabar ta šunažolė duja. Iš skaiščio. A, iš skaiščio. Kuris turėjo rezervę. Iš to elemento, Hondos. Taip, Hondos elementas, kur metė klaidą tą vieną. Taip. Gravitacinis. Detonacinis. Tai va dėl jo ir gravitavo. Taip. Taip. Pala, čia dabar... O ką jūs norėjot pasakyti? Čia masiniam scenam pasamdytas, nekreipkit dėmesį. A, čia masovkė gulė. O iš kur jūs gavote šitą майку? Я не при чем! А где ваш забор кончается? Где ваш забор кончается? Taip, ir Zygis su tokiu žaibu perkirstas nuo saulės eina. Aš tau Zygį parodysiu. Sorry, žinok. Čia spec efektai, bet be jokio specialių priemonių. Dėbesis, kai ateina, chebra, ruošiamės, bet toj bus kažkas tai negero. Net nerandu fotiko mygtuką, kur išjungti, kur paspausti stopą. А вы говорите по-литовски? Откуда? Оттуда. А вы с какого хутора? Хутора Литовского. Литвин. Я стоял там, Šito klipo operatorius, režisierius ir scenaristas buvau aš. Polis. Taip kad prašau kanuose balsuoti už mane. Va, štai gerbėjai neša gėlės. Ačiū. Tai dabar baigiam bendru planu. Это наш хутор. Ką mes vyrai čia dabar darom? Mes sutikom alpinistus. Vienas šerpas išėjęs iš namų. Šerpas outdoors. Taip. Kitas 100%. 100%. Taip, kojas pasižiūrim. Kojas matosi treniruotos. Taip. O, kas čia? Taip. O čia šerpų tradicinė kielbasa tradicionalė. Čia turim šitą. Šalia stovi šerpų mulai. Vienas mulas biški, taip sakant, pamulintas. Ir šerpai mūsų tiko pavaišinti tradicinę šerpinę dešralą. Nu, eik, padėk. O, super. Profas. Nenulipinė geriau, Tomai. Lipk ant mūsų. Gazu. Kai trumpas nėra ką sverti. Eik tu savo. Važiuojame upės vaga, nes reikia mums
kažkur tai iškilti į kairę pusę, bet nėra užkilimo. Tai važiuojam tiesiog upe ir lauksim kažkokios tai prastos, kad kelio kertam iškilti. Bet kairė pusės. Mes taviau nebe toj pusės. Tai greitai padarom, bet tu pašakiniai ir viską. Это вам не, блядь, отверстие нахуй. Отверстие ты фигало? Блядь, какой ему летит? Тяни! Санёды, блядь! Что ты, драгон? Твердо? Нет, не легче Альвиды, было герой. Не легче, ну, у нас ты прямо. Daugiau problemų neieškokite, užtenka. Gerai, bet išties ar ne? Čia va, dar. Duokit rangus. Gerai, lyg na. Kas tipo? Šok. Šomai. Šok. Šok. Veršim. Bet kaip nesitiesiu? Kas nikuja? Nu pasako prisiskaitėjai, kas tiesiai, ne? Tiesiai stovi, jopšikai. Kas yra? Žiūrėk, traukia kreivą. Tai jau man nešti montiruotę? Bet vairas kreivas. Nu, kai buvo, taip ir yra. Vairas kreivas, nu tai pokui, bet ištiesi. Ne, kažkur traukia, tau pajudink dar. Ne, basinai atsisukus tam. Reikia vienam judinti, kitas, kad žiūrėtų. Ne, iš šonus reikia judinti. Arba vairą sukink. Vairą gal sukink. Kažkas čia labai atsiveržia. Iš abuliuko? Biškijo. Nu kas du? Jeigu iš abuliuko, tai kuinė? Gal ne, gero. Tai aš jau nešu montiruotę. Jo. Tipo nepavyko? Tolumoje matome užtvanką, prie kurios šiąnakt buvom apsistoję. Ten palikom kai kurios mūsų komandos narius. Ir per šitą kairę pusę, per šitos kalnus, pakilome į vietinę viršukalnę, kurioje dėl vienokių ar kitokių priežasčių stovi kryžius. Tikimės, kad kryžius ne turistaujantiems keturratininkams, o bendrai visiems turistams. Sveikatą, Alvydai. Alvydai, kaip jūs jaučiatės maždaug 700 km aukštyje? O, tai va. Man nepatinka. Kas nepatinka? Tai va. Jeigu navigacijos nemeluoja, o mūsų būsimi keliukai, gerbiami žiūrovai, turėtų eiti štai tokiu, aš jums va padėsiu koją, kad matytumėt mastelis. Štai mastelis priekyje einantis, keliukas maždaug toro šarvų pločio. Per Alvydo pilvą. Tikimės nusileisim sėkmingai, be jokių ekscesų. Kitas reportažas bus iš sekančio kaimo. Alvydai, ar bus komentarų? Kur jūs einat, Alvydai? Kur jūs einat? Pasivaikščiot.
Skaisti saugo galvą, botoj. Linkėjimai. Sėdim beveik ant kalno viršūnės. Priekyje saulėta. Ten mažiau saulės. Čia mūsų kempingas. Viena dalis kempingo. Kita dalis kempingo. Ateina žmonės dar irgi ieško kempingo, bet laisvų vietų čia nėra. Alvydas dar kvėpuoja. Iš kitos pusės pažiūrėk. Gražinai linkėjimai. Mėlynuoja ar ne? Visai nemėlynuoja, ne? Kas mėlynuoja? Nu, va, taip, mėlynuoja ekrane. Biški palauk, tuoj pamatysi. Čia karių kalniukas. Oi, suradom tokius viešbučius senus. Never shall not